Aš esu Dovilė ir mokausi Švedijos Lundo universitete. Mokausi ekonomiką ir esu tikrai labai patenkinta savo pasirinkimu. Nemanau, kad gailiuosi, jog išvažiavau, nes tikrai studijos užsienį man daug davė. Pažinau kitą kultūrą, išmokau kitą kalbą ir tikrai manau, kad man atsivers didesnės galimybės, negu kad būčiau pasilikus Lietuvoje ir mokusis. Didesnės galimybės darbo prasme ir šiaip gal didesnė patirtis. O tai planuoji grįžti į Lietuvą? Sunku pasakyti. Pažiūrėsim, kaip viskas seksis. Bet aišku, norėčiau, nes tikrai Lietuva man patinka. Švedija kas yra svarbiausia, tai yra mokėti kalbą, nes bakalaurų tų programų tai tikrai nėra anglų kalba. Taip kad jeigu nemoki švedų kalbos, tai bakalauro važiuoti ten nėra patartina mokytis. Net ir nėra pasirinkimo jokio kito. Aišku, magistrą galima mokytis, nes magistras yra anglų kalba. Kaip Švedija pasitiko? Aš Švedijai prieš tai mokiausi metus 11 klasiai. Taip kad aš jau žinojau, kokie žmonės manęs lauks. Aš žinojau jų kultūrą, žinojau, kaip jie sutinka užsieniečius. Taip kad man nebuvo keista, kai nuvažiavau. Tačiau kas nustebino, kad studentai yra žymiai atviresni, jie daugiau nori bendrauti su kitais. Ir mane priėmė gana šiltai. Aišku, kartais pagalvoju, kad jeigu būčiau pasilikus Lietuvoje, man viskas būtų žymiai lengviau, nes vis tiek yra sava kalba, gali geriau save išreikšti, nekyla tie sunkumai, kurie kyla mokantis kitą kalbą. Tačiau, kai vėl dar kartą pagalvoju, tai visgi, manau, visą tai išeis į naudą. Ir galiausiai tikrai nesigailėsiu viso to. Kas man patinka Švedijoje yra tai, kad mes mokinamės vieną dalyką vienu metu. Tai mokymas programa nėra per daug apkrauta. Mes mokomės tik tai vieną dalyką ir tada susikoncentruojam ant jo. Ne. Gerai, visi suprato. Mes mokomės tik tai vieną dalyką ir taip galima susikoncentruoti labiau. Ir tada paprasčiausiai, gal mes vieną dalyką mokomės kokį mėnesį, tada atsiskaitom jį ir pradedam visai kitą dalyką. Aišku, yra galimybė tai, kad kai mokaisi kitą dalyką, gali pamiršti tai, ką prieš tai mokaisi anksčiau, bet nežinau, man atrodo žymiai lengviau. O kuris mokymosi būdas duoda didesnės naudos, tikrai sunku pasakyti. Nežinau, pirmą mėnesį buvo tikrai sunku, bet po kokių metų tai jau viskas žymiai lengviau ir jau vis tiek esi labiau pripratęs ir tada pradedi tikrai džiaugtis to, ką turi. Galimybė išvažiuoti nemokamai mokintis Singapūrė ir talbu, kad Švedijoje mokymas yra nemokamas. Aišku, galimybės, kad tu kiekvieną dieną į mokyklą ir matai, kadangi aš mokausi ekonomiką, tai tu matai pilną darbdavių, kurie tik tai ieško naujų studentų. Aš nežinau, kokia yra padėtis Lietuvos universitete, bet man atrodo, kad tikrai yra daugiau galimybių Švedijos universitete. Kalbau, kad mano universitetas yra vienas iš geriausių, tai diplomas tikrai yra, tikiuosi ir kiek žinau, bus gerai vertinamas. Ir aišku, didesnės galimybės išvažiuoti į užsienį mokytis, didesnės galbūt darbo galimybės, žiūrint tarptautinę prasme. Nežinau, kaip man būtų grįžus Lietuvoje, jeigu aš parodyčiau savo švedišką diplomą, gal darbdaviai to neįvertintų, gal jie kaip tik sakytų, kad aš nieko nesuprantu apie Lietuvos ekonomiką. Na, bet pagyvensim, pažiūrėsim, pamatysim. Nenuvertinu lietuviškų universitetų ir man atrodo, kad jie tikrai turi labai gerą vardą. Tačiausiai, kad Lietuva pasaulyje galbūt nereiškia tik daug, kiek Švedija reikštų. Tarkim, ar tai Amerikoje, ar tai Anglijoje, nesvarbu kur. Jeigu aš bandyčiau ieškoti darbo žymioj firmoje,
man dar yra 2 metai likę mokytis, tai aš nežinau, kokia bus ta rinka man pabaigus mokslus. Bet... Kodėl ekonomika? Nežinau, man matematika patinka, jau nuo mažens aš pasimdavau popieriukus ir įsivaizduodavau, kad aš skaičiuoju. Geras. Taip, kad... Nežinau, tiesiog ekonomika. Myli skaičius. Ne dėl to, kad oi, ekonomika, nežinau, ką mokytis, pasiimsiu ekonomiką. Tikrai ne dėl to. Ir aš žinau žmonių, kurie pasirinko ekonomiką ir pradėjo mokytis ir suprato, kad ne, čia tikrai neįdomu ir tikrai daug žmonių. Žinau, kad yra daug žmonių, kurie galvoja, ekonomika čia nesąmonė. Aš pradėjau mokytis ir man taip man gera pasidarė, kad net man taip. O, man tikrai patinka šis dalykas. Ir iš tikrųjų man tai buvo. Ir aš tikrai, jau pačias pirmas paskaitas aš sėdėjau ir tikrai, ar taip tikrai yra geras. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš pasirinkau ekonomiką. Negaliu pasakyti 100%, kad jo, tikrai važiuokite į užsienį. Čia priklauso nuo paties supratimo apie tai, ko tu nori, ko tu tikiesi, kam tu esi pasiruošęs. Tikrai nebus lengva. Tikrai nebus lengva. Ir visą laiką bus tas, na nežinau, bet jau man ir kiek žmonės, su kuriais aš šnekėjau, visą laiką bus tas Lietuvos ilgėjimasis ir visą laiką bus... Gal kartais ir bus tas jausmas, kad aš esu nepilnai vertinta dėl to, kad aš nesu tos šalies gyventoja, nesu tos šalies pilietė, bet viskas duoda savos patirties ir nesvarbu, iš kurios pusės pažvelgsi, viskas bus gerai. Ir norit važiuoti užsienį, tai prašau, tikrai patariu ir tikrai bus tikrai smagių akimirkų ir tikrai didelės galimybės. Noriu pasilikti Lietuvą, aišku. Visur yra galimybės, tai reikia tik noro. Girl, you are beautiful.